Sveiki visi atvykę į pirties dieną. Šiandien 15 pirties diena Telšiuose, Žemaitijos sostinėje. Ir susirinko geriausi Lietuvos pirtininkai. Ir mes čia turime per 20 pirčių. Puikus oras, nuostabi aplinka. Sveikinu visus su pirties diena. Pirties diena visada pradedama Lietuviškos pirties bičiulių draugijos pirmininko Egidijaus Žukausko sveikinimo žodžiu. Įspūdingiausia dalis – pirtininko eisena ir bendra nuotrauka ateities kartoms. Kitas neatsiejamas šventės ritualas – pirmas garas ir 100-vietės pirties pasveikinimas. Būkime visi sveiki, ramūs ir laimingi. Tegul būna mūsų pusiausvyra tarp karščio ir šalčio. Kuo išskirtinė ši 15-oji pirties diena? Ši pirties dienos yra šiek tiek kitokia tuo, kad mes šiandien turime pačią didžiausią 100-vietės krūsnį. Net 10 tonų surinkta, vyrai metro sluoksnį sudėjo ir kūreno juodalksnio malkom visą naktį. Tai dabar ten tikrai karšta. Šita išskirtinė todėl, kad vyksta Žemaitijoje ir Telšiuose. Jinai vyksta šalia, kur aš randuosi ir tai man labai yra džiaugsminga. Džiaugsmingas, kad atvyksta ir svečiai iš kitų šalių į pirtis. Susirinko daug žmonių, geras oras, nuostabu. Labai ir noriu, kad ir toliau žmonės namo parsineštų gerosios pirties žinojimą. Tai eikime į pirtis, būkime sveiki ir būkime laimingi. Man išskirtinė tuo, kad mano debiutinė programa prasidėjo, pati dariau. Tai įspūdžiai labai geri, to, ko ir tikėjaus. Programa susijus su Eurovizija. Super, iš tikrųjų. Oras puikus, publika puikiai. Man jinai išskirtinė vieta, nes Telšių sostinė ir labai graži vieta, labai graži pakrantė, gražiai sutvarkyta ir aš asmeniškai čia šiaip atvažiuodavau pasivaikščioti, tai labai džiaugiuosi, kad galim pirtinti žemaičius. Išskirtinė šiais metais vienintelė tokia pirties diena ant visos Lietuvos, nacionalinė pirties diena ir puikus oras, daug labai pirčių, daug šypsenų, susirinko turbūt pusę Telšių ir atvyko iš kitų miestų ir labai džiugu, kad žmonės taip mėgsta pirtis, visas eina, lanko ir mėgaujasi daugybės pirtininkų, kurie šiandieną čia suvažiavę paslaugomis. Kuo yra išskirtinė šita pirties šventė, kad nereikia eiti net į pirtį, vantos pačios tegalvanoja. Pirtininkai buvo sužavėti viskuo – oru, vieta, svečiais. Superinė. Turbūt viena iš gražiausių vietų, kiek pirties diena buvo ir vienas iš gražiausių orų. Nei odai, nei bimbalai, nei lietus, nei graustinis, tik saulė ir gera nuotaika. Tai iš tikrųjų įspūdingas renginys, labai geros emocijos, labai džiugu, kad mūsų pirtis palieka gerą įspūdį ir mėgaujamės ir patys vaikštom per kitas pirtis ir semiamės įkvėpimo. 100-vietei turėjom linksmą programą su žemaitiška muzika. Kaip ir dera, atvažiavom iš Vilniaus, norime padovanoti ir aukštaitiškų dainų, ir lietuviškų dainų, ir aišku žemaitiškų. Nuostabi diena, pasisekė, daug pirčių, daug pirtininkų, nuėjom, pasivaikščiom po kelis kaimynų pirtis, angelų ir demonų bei kitas. Ir teko pirmą kartą pravesti pirtį pačiam, tai iš tikrųjų didžiuliai įspūdžiai. Žmonės patenkinti, laimingi, tikrai gera matyti išeinančius žmonės iš tavo pirties su šypsena. Tai turbūt tas ir veža ir nesustosim ir tikrai kitais metais važiuosim dar kartą. Šventiškai nusiteikę, labai smagiai priėmė Žemaitija mus ir jinai pati nuostabiausia turbūt iš tų visų mano patirtų švenčių. Pirties diena unikali tuo, kad čia suvažiuoja visos naujovės, o pirtininkai atvažiuoja dalintis, tad naujų žinių tikrai pasisemsit. Kaip visada turim visokių įdomesnių augalų, nes tiesiog beržas, ąžuolas, viskas tvarkoja ir tai klasika, bet turim ir kvapnesnių, turim diemedžio, nes kaip tik artėja joninės, o sako, diemedis joninių naktį žydi lygiai taip pat kaip papartis, tai jeigu pavanosim diemedžio vantą, kad ir truputėlį iš anksto, tai tikriausiai labai geri sapnai, paskui bus ir visa kita. Čia tokia labai įdomi vanta,
2 vantos tiksliau. Tai yra kėnis. Na, daugelis žino sibirinį kėnį. Ir kadangi dabar sibirinio kėnio gauti yra sudėtinga ir tiesą sakant neetiška, manyčiau, tai dairomės tą, ką turim savo soduose, parkuose ir aplinkui namus. Čia yra pilkasis kėnis. Šiaip jau jis yra amerikietiškos kilmės, jis yra iš Šiaurės Amerikos. Ir aš manau, kad tai yra labai nebloga alternatyva sibiriniam kėniui. Kadangi jis yra švelnutis, minkštutis, pūkuotas, va, tie spygliukai absoliučiai minkšti ir malonūs. Kvepia, na, tokie citriniškai, balzamiškai, puikiai auga Lietuvoje. Na ir svarbiausia, kad jis visiškai nebyra. Absoliučiai. Tai yra tobula kalėdinė eglutė, jeigu kažkam svarbu. Ir pirtyje praktiškai neįmanoma nupurtyti spyglių. Kas dažniausiai atsitinka, pavyzdžiui, su kitais kėniais būna ir ypač su lietuviškom eglėm. Šitas nebyra visiškai, kvepia fantastiškai. Na ir aišku, galima truputėlį ir pavanoti, ir paglostyti, labai tinka kompresams. Na ir gerai pašilęs, jis tikrai fantastiškai kvepia. Čia mūsų naujausias projektas, tam, kad galėtume važinėti po įvairius miestus, žmonės galėtų išsinuomoti, ar prie savo namų, ar bendrai tiesiog pastatyti pirtį ten, kur yra sudėtinga pastatyti pirtį. Nu, kaip pavyzdys, kažkur Vilniuje, gražioj vietoj šalia upelio. Šiemet turim naujadarą. Pirtžygis. Girdėjo tokį? Yra toks tinklapis Susitikim LT. Senjorų didžiulis autobusas, virš 50, atvažiavom, žygiavom 2 dienas, apylinkės viską apžiūrėjom ir šičia atvažiavom. Ir vadinasi Pirtžygis. Mes rekomenduojam po pirties kiekvienu kartu išsimaudyti šaltam ežere ar upėje. Bet jeigu nėra ežero ar upės šalimais, galime jums rasti sprendimo būdą – ledo vonelę, kuri padės jums atsivėsinti ir pajausti pilną pirties malonumą. O kaip Kermošiaus dalyviai? Ar visiems pirkėjams užteko pirties prekių? Stengiausi, ruošiausi ir tikrai liks ir dar ateinantiem klientam tikrai bus. O kiek reikia laiko pasiruošti tokiai pirties dienai? Gerą mėnesį intensyvaus darbo, skubiai, deliant, užtrunka. Kas išsirenka, kas neišsirenka, tikrai vėliau individualius užsakymus, pagal pageidavimus, pagal spalvą ir galvos apimtį. Kviečiu neužsisėdėti namuose, vaikščioti po mugės, bendrauti, susitikti su žmonėm. Tai mugė tai nėra pagrindinis dalykas pirkimas. Mugė yra bendravimas, dalinimasis patirtim, pasipasakojimas, vieni kitų pažinimas, priėmimas. Tai yra nuostabi bendravimo šventė. O pirtis tai iš vis yra pati nuostabiausia šventė. Kas gali būti geriau už pirtį? Žemaičiai turi čia savito parako, biški kitokie, biški labiau užsispyrę. Biški labiau gal reikia juos pavadinti kažkur tai, užeiti ir taip toliau. Bet jie vis tiek šaunuoliai, noriai renkasi didelę gražią lietuvišką pirties šventę. Ir mes visi jais visais džiaugiamės. O ar žemaičiai džiaugiasi mūsų švente? Nu, bišk pakaštavujom tų pirčių, nebloga. Da tikiuosi, da pakaštavusiam, da nemažai užimtoms nemažos. Tikiuosi, dar daug kur spėsiam ten. Bet pirtis vis laikė gera. Vakar buvo pirtė, šiandien nebus pirtė. Da būti gera ir rytoj. Aš, kadangi pirm kart, nežinau, ar pirm kart telšius vykst, bet pirm kart esu čia, tai labai iš tikrųjų smagi. Gal tik ta, kad ir pirtis ir norėtumės, kad oras būtum blogesnis, nes į pirtį vis laik nori sėdėti, kai šalt, o ne karšt. Pirties diena tai tarptautinė kasmetinė šventė, kuri kiekvienais metais vyksta vis kitame Lietuvos mieste. Čia suvažiuoja daugybė mobilių pirtelių ir pirtininkų iš visos Lietuvos. Šviežios vantos, įvairūs pirties ritualai, masažai, vibroakustiniai masažai, veido ir kūno kaukių ragavimas, įvairios edukacijos, paskaitos, veiklos per akis visai dienai. Ar jau žinoma, kur pirties diena vyks kitais metais? Gerbiami merai, jeigu norite savo žmonėms paduoti gerą lietuvišką pirtį, pradėti pavyzdį, skambinkit, užsakykit pirties dieną ir atvyksime su didžiuliu komanda pirtininkų, parodyt, kas yra gera lietuviška pirtis. Labai jau ilgai reikia laukti kitos pirties dienos, bet nenusiminkite, nes mes turime jums labai gerą žinią.
Pirties klubas Kuršėnų Garas visus pirties mylėtojus kviečia kartu švęsti jonines ir visiems susitikti rytoj, birželio 23 dieną nuo 12 valandos Kuršėnų miesto parko įkurtame pirties kieme, Ventos pakrantėje po pėsčiųjų tiltų. Šventės metu profesionalūs pirtininkai jūs lepins skanių garų, vyks įvairios edukacinės veiklos, aplankysite mugę, koncertuos mėgėjų meno kolektyvai ir muzikos grupė Husarai. Vau, bus gerai. Bet čia dar ne viskas. Nuolatinis mūsų laidos draugas ir rėmėjas, Akmeninė ugnis vadovas Nerijus Sirtautas sukonstravo ir pagamino turkišką pirtį, kad galėtų važinėti po pirties šventes. Kur visą Lietuvą renkas? Pirties dienoje. Šiemet Žemaitijos sostiniai, Telšiaus. Nu, Saulikį žemė rytinėjais, žmonių pilna. Turkiška pirtelė įkaitus, norinčių, glėbiais nešk. Ir dar visus noriu pakviesti į Gargždus. Rugpjūčio 25 dieną turėsim irgi pirties dieną ir praleis smagiai laiką su draugais, su šeima. Sveikatintis, pirtintis ir džiaugtis gyvenimu. Tad užsirašom į savo gyvenimo kalendorių artimiausias pirties šventes. Rytoj, birželio 23 dieną nuo 12 valandos Kuršėnuose pradedam pirtintis ir švęsti jonines. Liepos 6-12 dienomis pasitikite Vantos lapas pirčių ekspediciją savo mieste. Rugpjūčio 25 dieną Gargžduose įkursim didžiausią pirties kiemą. Visą informaciją skelbėme Vantos lapas Facebook profilyje, tad tapkite mūsų sekėjų ir apie viską sužinokite pirmi.